Sveiki, jūs girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidą Kotyliai istorikai. Praėjusį kartą kalbėjome apie transportą tarpukariu, šiandien sukame į kitą epochą ir aišku į kitą temą ir kalbėsime apie sovietinę televiziją ir aišku platesnius turbūt kontekstinius su to susijusius dalykus. Ir mūsų pašnekovas šiandien Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantas Tomas Vaitelė, rašantis disertaciją apie sovietinę televiziją. Labas, Tomai. Labą dieną. Ir aišku, studijoje Antanas Terleckas. Ne tas, bet labą dieną. Kodėl ne tas? Kai pagalvoju apie sovietinę televiziją, man iškyla keli vaizdiniai. Turbūt nykuma ir dirbtinumas būtų du iš jų. Nykuma tai tas toks sėdi du diktoriai ir kažką kalba. Čia ypač atsimenu Černobylio katastrofą ir ten viena diktorė berods buvo. Ir dirbtinumas tai, kad vis tiek reikia ten tam tikrą, reiškia, balso toną, tembrą ir visus kitus dalykus palaikyti, čia ypač apie centrinę televiziją. Dar vienas dalykas turbūt toks konservatyvumas ir ką aš tuo turiu omeny, kad buvo tam tikros tradicijos rodyti filmus per tam tikras šventes ir jos paskui persidavė ir į po nepriklausomybinio periodo Lietuvos televiziją, kaip pavyzdžiui per šventes rodyti Likimo ironiją arba po pirties tokius filmus, ir kažkas turbūt galbūt persidavė ir Lietuvos televizijoms ir kita prasme, tai yra rodyti ir vakarietiškus filmus, tai vienas namuose. Irgi ir nuolatos kartoti per šventes. Nežinau, ar yra kitose valstybėse, vakaruose tokios tradicijos, neįsivaizduoju, bet man atrodo, kad čia vis tiek kažkoks likutis yra iš sovietmečio. Tai man atrodo, aš bent jau tikiuosi, kad šitos laidos metu Tomas kažkiek prasklaidys gal šitą mano įsivaizdavimą, o gal kaip tik jį kažkaip tai, reiškia, įvilks į kažkokius tai rūbus ir panašiai. Tai aš tai apskritai labai mažai žinau apie sovietinę televiziją ir esu visiškas diletantas šitoj temoj ir lyginant su ta kita, kaip čia, vizualiaja medija su kinu, tai apie kiną kažkokiu būdu žinau kur kas daugiau. Nuo Lenino citatų, kad kinas yra svarbiausias iš visų menų, visų pirma turbūt dėl jo propagandinio pritaikomumo, iki to, kaip Stalinas buvo didžiulis kinošnikas, mėgęs kankinti tikrąją to žodžio prasme tiek savo politbiuro aplinką, tiek ir vakarų diplomatus atvykusius į Sovietų Sąjungoje ilgomis naktinėmis filmų peržiūromis. Turim ir tų garsiausių režisierių iš sovietmečio, kurie vertinami ne tik ar netgi ne tiek dėl propagandos, kiek dėl kažkokios istorinės ar meninės jų kūrinių vertės. Tai ten Sergejus Eizenšteinas, Dziga Vertovas, vėliau ir Andrėjus Tarkovskis. Tai mano pirmi klausimai tokie ir būtų, kaip šiame kontekste yra su televizija sovietinėme pasaulyje, tuose vertės, propagandos kontekstuose, kokios tos televizijos ištakos, kokios šios medijos pritaikomumo galimybės, lyginant su kinu ar radiju, ir jeigu turim tas Lenino, Stalino maksimas, ar turim kažkokių irgi sovietinių klasikų sparnuotų frazių apie televizijos svarbą sovietiniam žmogui. Tai kaip Marius gerai pradėjo, pirmiausia, kas šauna į galvą, kalbant apie sovietinę televiziją, yra ta pilkuma ir nykuma. Nieko čia turbūt naujo ir nepasakysi. Iš esmės, čia vien užtenka pasižiūrėti, kiek mes turim tų televizinių produktų, kurie iki šiandien kažkiek rezonuoja. Tadas Blinda, Raudonmedžio rojus ar panašiai, vienetai. Bet man atrodo, kad sovietinė televizija yra visų tų sovietinių tokių klišių visuma. Kaip šiandien yra šaržuojamas sovietmetis, man atrodo, tai ateina daugiau ar mažiau iš televizijos. Iš tos medijos, kuri jau vėlesniuoju sovietmečiu yra matoma, žiūrima. Tikrai, žiūrimumas jos yra ganėtinai nemažas, nes Sovietų Sąjungoje, sovietiniai Lietuvoje yra 2 televizijos kanalai, tai centrinis pirmasis ir tas Lietuvos kanalas. Ir propagandinė prasme, tai žinoma, tas visas turinys yra daugiau ar mažiau įdiegtas kažkokių tai ideologinių linijų, kažkokio tai naratyvo. Galima, aišku, rasti kažkokių tai
filmų, kuriame atskleidžiamas ant paprasto žmogaus kelias. Labai buvo mėgstama apie gamtą kažkodėl filmus kurti. Bet ir šiandien prieš ateidama čia, tarkim, pasižiūrėjau tų sovietinių televizijos filmų, televizijos programų anotacijas. Vos ne kas antra yra apie kažkokius tai kolūkiečius, kažkokius tai darbininkus, kažkokią tai darbo liaudės iškelimas ir visa kita. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas meninė prasme, apskritai tu čia minėjai tos sovietinius režisierius. Televizijai tokių, sakykime, legendinių režisierių beveik nebuvo. Galim ten vieną kitą atvejį išskirti, bet apskritai televizija, lyginant su kinu, buvo žiūrima kaip į tokią... Eina ten žinomi režisieriai tuo atveju, jeigu jiems nepasiseka kažkas kino studijoje, kažką tai prisidirba, tada televizija maždaug per kažkokius tai kanalus atveria duris ir ateikit čia kurti. Tai vienas tokių atvejų buvo, pavyzdžiui, Vytauto Žalakevičiaus, berods 71 metų filmas Visa teisybė apie Kolumbą, kada jis yra atmetamas tose, tiek, man atrodo, Lietuvos kino studijoje, tiek Maskvoje, tas jo scenarius nepraeina ir tada šiek tiek Žalakevičius, anot atsiminimų, šiek tiek pažaidžia tą žaidimą ir prakiša tą patį scenarijų televizijai. O televizija tokių režisierių dėmesio per daug neturėjo progų pasidžiaugti, tai iš karto priema, tas filmas yra išleidžiamas ir tada kyla skandalas, kaip šitas scenarius galėjo praeiti, kuris jau buvo atmestas iš anksto. Tas filmas ten irgi toks labiau, kaip pasakyti, tikrai ne tai, su ko Žalakevičius siesim. Tai tas požiūris buvo toksai, kas liečia santykį su radija, su laikraščiu, tarkim, tai ilgą laiką televizija apskritai imituoja radiją. Kada prasideda ypatingai, tai niekam nėra aišku, ką su ta televizija daryti. Yra jau Konarskio gatvėje pastatas, yra studija įrengta, yra kameros, bet kokia tai turi būti forma. Kaip su tuo elgtis. Universitetas nebuvo paruošęs ten kažkokių specialistų, kažkas yra atsiunčiamas iš Maskvos, bet Maskva irgi dar tuo metu neturi tų žinių pakankamai, neturi pakankamai specialistų, nežino, ką darys su ta televizija. Tai pirmus, nežinau, kokius gal 5-7 metus yra tiesiog imituojamas radio darbas su vaizdu. Atsisėda studijoje keli žmonės ir ten šneka. Bet tada tose plenumuose, susirinkimuose pradedama kritikuoti iš esmės, kad tie patys partiniai aukšte asmenys sako, kad neįdomu žiūrėti. Kam viso to? Tai yra tiesiog radijas su vaizdu, o vedėjai, diktoriai yra necharizmatiški, nors nuo pat pradžių buvo bandoma ieškoti tų tokių ekranui tinkančių diktorių, ten Gražina Bigelytė ir panašiai vertinamų išvaizdą, bet nėra judesio, nėra kažkokios tai intrigos. Tai tiesiog žmonės dėka per radiją, bet televizorius vis dėlto perka ir perka dėl to, kad tai yra ganėtinai nauja medija, įdomu yra kažkoks tai chruščiovinis, tas toks futurizmas, jis irgi šiek tiek įprasmina visą šitą. Tai pirmiausia, televizija yra tiesiog radijas su vaizdu, po to tai šiek tiek keičiasi, ypatingai Leonido Brežnevo vadovavimo laikotarpiu, o sovietinių klasikų ar tų didžiųjų bonzų frazių tai yra ir čia, man atrodo, susipina tos tokios dvi televizijos linijos, kurios buvo būdingos tiek centrui, Maskvai, tiek Lietuvai. Tai Chruščiovas kažkur kokie 61-62 metais kosmoso visas tas įkarštis, ateistinė kampanija vėl paaštrėja ir jisai buvo pasakęs, tik pažadėjęs, neva tai pusiau juokais savo tokiu stačiokišku tonu, kad parodys paskutinį Sovietų Sąjungos dvasininką per televiziją. Juokinga, aišku, neparodė, bet buvo toks pažadas. Tuo tarpu Brežnevo linija yra kita. Aš nežinau, ar čia yra Brežnevo garsiausia frazė apie televiziją, bet jinai toj vakarų istoriografijoje, kurioje yra tyrinėjama Sovietų Sąjungos televizijos atvejais, yra labai, labai smarkiai tiražuojama, kad Brežnevas pasakęs, kad sovietinis pilietis turi teisę ilsėtis prie televizoriaus ekrano po sunkios darbo dienos. Tai iš vienos pusės matom tokią chruščiovinę ideologinę liniją, iš kitos pusės matom tą tokią brežnevinę, šiek tiek to atsipalaidavimo, kažkokios pramogų kultūros, kažkas link to. Ir šiaip televizijos eterį tai iš tikrųjų ir atsispindi, kas yra chruščiovmečių, kada apskritai turbūt ir Sovietų Sąjungos, tos centrinės Maskvos televizijos atveju, tiek Lietuvos televizijos, kad jinai pradeda egzistuoti, jau yra Chruščiovas valdžioje. Tai iš pradžių yra ta technika, tas stumimas, tas ateizmas, vėliau Brežnevo jau laikotarpiu šiek tiek yra atsipalaiduojama nuo tų visų dalykų ir skiriama daugiau dėmesio pramogai. Ir tas pramoginis turinys
yra Brežnevo tokio vadovavimo laikotarpio Sovietų Sąjungai viena iš esminių dalių ne tik televizijų ir kine. Leonidas Gaidajus kaip režisierius, tai Brežnevo laikotarpio filmai, visos komedijos ir panašiai. Ir tai matoma ir televizijos eteryje iš esmės. Pradedama ieškoti tos formos, kad žmonės tiesiog žiūrėtų televiziją, ne tik, kad būtų viskas iš studijos tokių akmeninių veidų pasakojama kažkokia tai informacija, kuri buvo suprantama, kad tai nėra tai, kas turi būti televizija, bet tai randasi palaipsniui, po truputį vystosi, atsiranda kažkokios tai kritikos, tose pačiose CK posėdžiuose, ten susirinkimuose, kažkas ragina ten statyti Vinco Mykolaičio Putino altorių šešėlį ekranizaciją, kažkas nori ten lietuvių klasikos kūrinių. Bet dar kitas dalykas, kurį pamiršau, tai iš to nežinojimo, kaip statyti tą televiziją, pirmoji televizijos studijos direktorė yra tokia Stanislava Borisienė. Jinai ateina iš teatro. Jinai yra tipinė teatralė, kur dirba, man atrodo, Kauno muzikiniam teatre, bet dėl kažkokių konfliktų iš ten buvo kaip ir atleista ar kažkas tokio, ir jinai atsiranda tuo metu Vilniuje, kada pradedama kurti televiziją. Tai tas teatralo požiūris, jis irgi labai veikia tas pirmasis televizijos programas ir bandoma dar tą žanrą pramoginį pasiimti iš teatro, kas irgi nėra ta visiškai televizija. Yra bandoma ieškoti, kaip čia pritraukti tos žmonės. Ir ten iki kuriozinių situacijų viskas nueina, kaip pavyzdžiui, kada televizija jau gali filmuoti ne iš studijos, o gali filmuoti turi savo kilnojamąją transliavimo stotį. Tarkim, važiuoja į teatrus, ten filmuoja spektaklius, juos rodo per televiziją. Tai sukelia irgi nemažus konfliktus, nes teatro funkcionieriai sako, žiūrėkit, pas mus po prieito jūsų užfilmavimo nupirko mažiau bilietų į teatrą. Ir jie pradeda bandyti stumti tą idėją, kad televizijos jie nenori įsileisti. Jie gali ją įsileisti tokiu atveju, jeigu televizija padengs tas tuščias vietas, kurios ten paskaičiuojamas pagal, tarkim, prieš tai metų vidurkius ir dabar, tarkim, yra tiek tuščių kėdžių, jūs turit padengti tą mūsų nuostolį, tada mes leidžiam filmuoti. Ir ten buvo ir kultūros ministerijos, ir kiti organai įsitraukia, kad suvaldytų šitą konfliktą. Analogiškai buvo ir su sportu. Kada tas KTS atvažiuoja į stadioną, filmuoja futbolo rungtynes, sporto funkcionieriai kažkaip pamato, kad tų kėdžių tuščių yra daugiau. Aš nežinau, ar ta versija yra visiškai tikra, gal tai buvo tiesiog nenoras įsileisti, nes dar tuo pradiniu laikotarpiu, 58-59 metai, kada atsiranda tas KTS, kada jau yra ne iš studijos filmuojama, dar tų televizorių nebuvo tiek daug tai pačioje Lietuvoje, ar Sovietų Sąjungoje daugiau buvo, bet Lietuvoje dar tik ta televizija prasideda. Ir tas kaltinimas, čia galima kvestionuoti, ar tikrai taip, ar čia buvo tiesiog bandymas suvaldyti ateities kažkokias rizikas, kad žmonės nebeis į teatrus, stadionus, o liks prie televizorių ekranų ir žiūrės tą patį turinį, kas kirs visai kitoms institucijoms, ten teatrų ir panašiai, kurie iš pradžių tos televizijos visiškai nesuprato ir jos galios neįvertino. Ir dar trečias dalykas, su kinu irgi buvo panaši situacija, kai atsiranda televizija, tai žmonės pradeda galvoti, kad čia jau pakeis kino teatrą ir nebereiks į kino teatrus eiti. Iš pradžių, kada nebuvo tos praktikos, tai iš tikrųjų buvo toksai lūkestis, kad tuos visus naujus filmus, kurie eina į kino teatrus, rodys ir per televiziją tuo pačiu metu. Man atrodo, net buvo bandymus su kai kuriais filmais taip daryti, bet greitai buvo susiprasta, kad reikia uždėti tam tikrą embargo laikotarpį ant filmų, kada jie prasisuka kino teatruose ir tada tik tais galbūt išleisti tuos filmus į televizijos ekraną. Tai sakau, iš pradžių buvo toks visiškas pasimetimas, kas ir kaip, ir buvo ieškoma to kelio. Tai pirmiausia, ta televizija buvo tiesiog radijas su vaizdu, turbūt taip reikėtų susumuoti, bet po to viskas keičia. Arba teatras ekrane, arba dar kažkas, bet ne tie televizijos formatai, kuriuos mes įsivaizduojam šiandien. O aš tokį klausimą apie tavo tyrimų šiek tiek. Kaip tu tyrinėjai televiziją? Ar yra tos ypač ankstyvosios televizijos šaltiniai, tai yra vaizdas, ar tu daugiau turi kliautis kažkokiais scenarijais likusiais, ar kažkokiais kitais dokumentais? Nes aš įsivaizduoju vis tiek, įrašymo technikos iš pradžių nebuvo, po to, kai atsirado, tai yra brangi ir turbūt ant tos kasetės, kurios ir buvo, jos užrašomos iš naujo buvo, nes aš žinau, kad net iš vėlesnių metų tai buvo daroma. Ankstyvosios televizijos beveik nieko nėra, nebent tai, kas buvo rodoma per televiziją, sumontuota kino studijai. Čia pradinių laikotarpį irgi tas kino studija gelbėjo šiek tiek su tais ypatingai propagandiniais visokiais filmais.
Tai jo, vienintelis kelias dabar yra atkurti iš scenarijų visą tai. Bet aš vis tiek, kadangi linkstu labiau į tą kontrolės pusę, ilgą laiką aš stengiausi neiti tos scenarius, nes ten tas skaitimas toks, labai turi gerai įsivaizduoti, kas vyksta. Kita vertus, pasiemi kokią politinę valandėlę, tam 58 metų, tai kaip tu skaitai, kaip tu įsivaizduoji visą šitą, tai taip turbūt ir buvo. Tai pirmiausia, tai jo, iš scenarijų bandai rekonstruoti ir net vėlyvuoju laikotarpiu, ne visas tos televizijos archyvas yra išlikęs ir didelė dalis studijinių laidų, man atrodo, viso sovietmetį net nebuvo įrašomos į juostą, nes, pavyzdžiui, dabar aš tyrinėdamas tą LRT archyvą kažkiek, aš matau, kad yra tam tikri reportažai, fragmentai, tarkim, ten vienos laidos 3 reportažai, bet nėra jos sujungiančios medžiagos. Tai reiškia, tie reportažai buvo padaryti kažkur juostą lauke ir tada vyko tas studijinis laidos net neįrašas, gal net tiesiogiai buvo viskas paleidžiama, reportažai išliko, bet apie ką laida, kaip ten tie diktoriai atrodo, yra sunku įsivaizduoti. Aš, pavyzdžiui, net nesu matęs nei vieno pilnos panoramos laidos iš sovietmečio, nes paprasčiausiai tokios medžiagos nėra. Yra atskiri reportažai apie kažkokią tai problemą, bet nėra tų studijinių įrašų. Gali iš nuotraukų ten susidaryti vaizdą, kaip tas televizijos studija galėjo atrodyti. Ir čia iki pat vos ne sąjūdžio laikų ar kažkuriuo metu jie pradeda atsirasti. Kada pirmą panoramą jau galim nueiti ir pasižiūrėti? Į pilną panoramą? Pilną panoramą. Net po 90-ųjų yra irgi iškarpyti tie reportažai, nes tokia praktika buvo sovietmečiu susiklošius ir čia jau gal toks, ne tai, kad į kontrolę, bet apskritai kaip tas turinys buvo rengiamas, kad visi darbuotojai prisimena, pavyzdžiui, panoramos repeticijas. Repeticija tai yra prieš tai, kai turi išeiti į eterį, ten kelios valandos, man atrodo, susirenka ten televizijos bonzos kažkokie redaktoriai, pasidaro repeticiją, kaip viskas atrodys ekrane. Kas vėlgi atrodo kaip iš teatro ateinantis dalykas. Kažkas tokio, jo. Ta prasme, ne tai, kad vengiant kažkokių tai ideologinių klaidų, bet ar tilps visas tas ten į tą griežtą tam pusvalandį, ar kiek tam buvo, ar visi reportažai tilps, tai pasidaro tokią repeticiją ir tada jau berods 8 valandą ta panorama išeina į eterį. Tai pakartojant visą tą, kaip viskas ir buvo ir viskas turėjo vykti. Tai tokios įtampos irgi buvo. Ir aš kiek girdėjau, kad ta praktika gana ilgai šiaip išsilaikė, kad tos repeticijos buvo tokia kaip forma, tiesiog pasiruošti prieš eterį, susižiūrėti, ar ten sueina visi tie laikai ir jo. Ir nemažai tokių laidų buvo šiaip. Galima gal net sakyti, kad tos politinės, kurių dabar matau tik tai tam tikrus fragmentus, galima įtarti, kad tai yra irgi tokio pačiu principu daryta. Gal be repeticijų, bet studijinių tų tokių įrašų, jų beveik nėra išlikusių. Mhm. O kaip atrodė, čia dabar taip pašnekėjom bendriau apie tas ypatybės tam tikras, kurios būdingos turbūt visam laikotarpiui. Kaip ta starto pozicija? Lietuvoje televizija startuoja 57 berods metais, o Sovietų Sąjungoje pradžioje, pati pradžia, pirmi bandymai, jeigu gerai pamenu, 38 metai. Tai ar korektiška būtų klaust, kodėl Lietuvoje taip užtruko ateiti? Ten aišku, karas, pokaris, sunkumai ir panašiai, bet gal yra kažkokių dar gelmingesnių priežasčių? Klaus, tai korektiška, bet aš to atsakymo, kodėl Lietuvoje 57, nežinau. Akivaizdu, kad kai pradedamas svarstytos televizijos klausimas, šalyje dar yra daug tikrai problemų susijusių su ta pačia elektrifikacija, turbūt reikėtų sakyti. Bet ką tu čia pasakėjai apie Sovietų Sąjungą 38 metais, tai irgi yra tik tais dalis tiesos, nes tuo metu prasideda kažkokios tai eksperimentinės televizijos transliacijos, ta eksperimentinė televizija tiesiog yra bandoma perduoti tos televizijos signalus, tai nebuvo ta televizija. Aš esu taip pačioje sovietų statistikoje rašoma, kad Sovietų Sąjungoje 40 metais buvo 300 televizorių. Tai čia yra turbūt kažkokie ten institutai, kiti dalykai, gal pas Staliną ir stovėjo kažkur tas televizorius, bet tuo aš abejoju. Bet šiaip sovietai bandė lenktyniauti čia irgi šitoj vietoj, nes kas labai stipriai buvo pažengęs televizijos klausimų, tai nacistinė Vokietija.
kur jau 36 metais transliavo tas Berlyno olimpinės žaidynės, bet transliavo irgi ribotas vietas, buvo padaromi tokie televizijos taškai. Ir kas yra įdomu, kad tos nacistinės televizijos medžiagos yra išlikusios ir yra sumontuoti keli dokumentiniai filmai besiremiant tą medžiagą. Nu, ir tie vaizdai tos nacistinės televizijos, aš tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nes ten yra maksimaliai keista ir makabriška, ypač karo metų užfilmuoti kažkokias tai neįgaliųjų stovyklos nuo karo nukentėjusių žmonių, kareivių. Tai ten yra įdomu ir šiaip gal net, sakyčiau, kažkiek kokybiškai ir kažkiek tai, ką mes šiandien laikom televiziją. Bet karas sustabdo tos televizijos bandymus, nacistiniai Vokietijai, vėliau Sovietų sąjungai, man atrodo, tik su 40 metais tos televizijos eksperimentinės transliacijos sustoja, kaip sustoja ir Didžioji Britanija. Tada jau pokario laikotarpį yra bandymas vėl atkurti tą televiziją, bet irgi pradžioje eksperimentinės kažkokios ten transliacijos. Bet ta tokia jau rimtesnė pradžia, sakyčiau, yra kokie 51-52 metai, kada jau Sovietų sąjunga pradeda daugiau ir investuoti, pradeda daugiau rodyti to turinio. Tai gal tas kitos taškas reiktų laikytis 51-52 metais. Ir tada palyginus Lietuvoje 57 metai, netrodo gal toks vėlyvas laikotarpis, bet jeigu palyginsi, tarkim, su Estija, su Latvija, Estija ir Latvija ten 3 ir 2 metais anksčiau televizijos transliacijos prasideda. Nors viena Vokietijos istorikai yra radusi dokumentą, kur iš centro, iš Maskvos ten archyvų, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje televizija turėjo atsirasti tais pačiais metais. Aš nesu radęs tos priežasties, kur čia stipriai vėluota. Atsiminimuose galima rasti versiją, kad tam priešinosi kitos ten ministerijos, institucijos, kurios buvo susijusios su finansais, bet ta technologija vis tiek buvo, turbūt galima sakyti, taip dovanojama, teikiama iš Maskvos. Tai ir su pačia infrastruktūra buvo tam tikrų problemų, nes kai jau buvo nuspręsta, kad televizija bus teigiama, kur ją dėti, nes tam reikia didelių patalpų. Radijas tuo metu ir vis dar yra įsikūręs Gedimino prospektą, kur dabar yra teatras. Ir tada bandama ieškoti optimalios vietos, ten, žodžiu, legenda sako, kad buvo svarstamas net 3 kryžių kalnas, nesuradęs to užfiksuoto, bet tarkim, čia tokie mitai, bet yra randamas, kad tuoj bus baigiama statyti Konarskio gatvėje esantis berods kurčiųjų ir neprigirdančių internatas. Didelės patalpos, didelis pastatas. Ir tada pagal visas sovietinės taisyklės tą internatą von iš ten įkelia televiziją. Ir tas internatas beveik identiškas pastatas yra pastatytas dabartiniai Šilo gatvėje. Ir ten jis, man atrodo, iki šiol veikia. Tai įkeliama ta televizija, viskas gerai, pirmoji transliacija, labas vakaras, kalbai rodo Vilnius, bet tada greitai susiprantama, kad, gerai, tas pastatas gal ir didelis, bet televizijai reikia dar daugiau. Ir praktiškai visą sovietmetį vyksta tas dastatymas, studija po studijos, atsiranda spalvotai televizija, reikia naujos studijos. Visą laiką yra kažkoks tai plėtros momentas. Ar tai produkcijos prasme kažką tai atperka, kažkiek tai galima tai pagrįsti, vargu, bet tas prestižo reikalas. Mes turim televiziją, Lietuva ten rodo ypatingai ir žmonėms, kada jau tas televizija tampa visuotiniu reikšminiu, yra prestižas turėti televizorių namie ir jį žiūrėti. Tai toks techninis klausimas, tai 57 metais jau atsiranda lietuviškas kanalas, lietuviškas transliacijos, o iki tol, pavyzdžiui, 53 metais tu Lietuvoje turėdamas televizorių iš kažkur, pavyzdžiui, būdamas Dižgerb nomenklatūršikas, tu jau galėjai žiūrėti Maskvą, ar ne, čia kartu vos neatėjo šitie procesai? Ne, Maskva tik tais vėliau, nes tam reikia ten, čia jau techniniai dalykai, kur aš nenoriu gilintis, nes mane tada gausiu skambutį iš žmonių, kurie supranta geriau tos dalykus, bet Maskva yra matoma Lietuvoje ir tai ne visoje Lietuvos teritorijoje nuo kažkur 61-62 metų, nes reikėjo retransliatorių, visokių kitokių dalykų, bet jeigu tas nomenklatūršikas turi televizorių,
ir tas nomenklatūršikas gyvena Šiaurės Lietuvoje, tai jis jau kai kurie mato, pavyzdžiui, Latvijos televizijos transliacijas. Čia propaganda irgi įdomiai veikia, nes tuo metu periodiniai spaudoj, pavyzdžiui, laikraštyje Kalba Vilnius, aš esu dar prieš televizijos Lietuvoje pradžioje atradęs tekstą tokį apie kažkokį ten televizijos entuziastą, kuris pasidarė pats savo televizijos imtuvą ir gali matyti užsienio televizijos programas. Ir čia yra keista, su to laikotarpiu ten yra rašoma, ten Belgijos, Olandijos, Vokietijos, gal net, o gal Vokietijos ir nebuvo, bet žodžiu, išvardinamos kokios ten 6 ar 7 kapitalistinės šalis ir kad jis gali priimti visą tai. Skamba šiek tiek keistai, nežinau, ar jis ten galėjo priimti, nes televizijos ta technologija šiek tiek yra kitokia. Jeigu ir galėjo, tai turbūt nebeilgam. Bet tai propagandoje pristatoma kaip labai toks sektinas pavyzdys, kad montuokite savo televizorius. O kai atsiranda televizija, pavyzdžiui, tai irgi tose žurnaluose, kur yra spausdinamos televizijos radio programos, tai vienas žurnalas buvo Kalba Vilnius, tai irgi ten nemažai seka, kaip tam, pavyzdžiui, patarimai, kaip susiremontuoti savo televizorių. Tai ta technika irgi tokia turbūt. O kaip atrodė tinklelis televizijos? Ką ten, tu šiek tiek užsiminiai, kad ten toks kaip radijas, bet kaip jisai truputį kinta su metais? Ar apstai atsiranda tinklelis, ar kada pradeda transliuoti visą parą, nes turbūt irgi ne iš karto visą parą transliuoja? Vėlai, ne? O tada nuo kelių pradeda transliuoti ir ką ten rodo? Tai čia atsispirti reikėtų turbūt nuo tos pačios pirmosios televizijos transliacijos, tai tam buvo tiesiog studijinis išstojimas tuometinių diktorių, tos Gražinos Bigelytės ir užmiršau vardą pavardę žmogaus, bet irgi žinomas ten to laikotarpio diktorius, kurie tam pasisveikina, praneša kažkokią informaciją, neva tai čia džiugu, televizija ateina į Lietuvą ir tada yra rodomas tiesiog jau kino studijai sumontuotas televizijos filmas, berods prologas, kurio aš tiesą pasakius taip ir nesu matęs, bet greičiausiai ir neverta. Bet su laiku kinta visas tas 57 metai pradžia, iš pradžių ten tos eksperimentinės transliacijos, kartais jos pavyksta, kartais nepavyksta, yra irgi užfiksuota ten dokumentuose, kad turėjo išeiti transliacija į eterį, bet dėl techninių kliūčių neišėjo. Iš pradžių ten 1 kartą per savaitę, po to 2 kartus, 3 kartus, o apie tokią jau pilnesnę programą, kada per parą yra, sakykime, transliuojama, kada yra transliuojama visą savaitę ir jau ta trukmė per parą ten siekia 10 valandų, tai jau yra kažkur ten 75-76 metai. Nes vis tiek toj valstybei dieną žmonės visi dirba. Tai ryte yra parodomos kažkokios tai žinios, turbūt kartojamas tų vakaro žinių ir tada nuo kokių 5-6 vakaro prasideda kažkokia tai programa. Ir tas tinklelis šiaip yra labai stipriai kintantis. Aišku, ten irgi diskusijų viduje yra ką rodyti, ko nerodyti, kada yra geriausias laikas tam, kada kažkam kitkam. Pavyzdžiui, savaitgalį, tai skiriama nemažai dėmesio vaikams, ten pramoginiai kažkokie filmai. Įdomiausia dalis man tai, pavyzdžiui, su tinkleliu, aš prieš tai nagrinėjau, kaip tas ateizmas televizijoje veikia. Ir buvo tokia laida Argumentai, kuri pradedama gal 72 metais rodyti jau reguliariai televizijai. Tas reguliariai tuo metu yra kartą per mėnesį. Tai yra tas tipinis sovietinės propagandos pavyzdys, kur nei įdomu, nei ten kažkam reikia. Ir yra net pripažįstama, kad nors ir nežiūrima, bet reikia ją turėti. Ir tada matai, kad tos laidos vieta tinklelyje kinta. Pradžioj ten, tarkim, 7 vakaro rodoma, tada matai 6, tada gal dar anksčiau, gal į 5 valandą įkišama ir taip rotuojasi. Tai aišku, irgi tie televizijos, pavadinkim jos, tuometiniai prodiuseriai irgi matė, kas yra žiūrima, kas nežiūrima. Jie tai spręsdavo pagal gautus laiškus, kiek kokia laida gauna tų laiškų, ir vis tiek ir patys mato, kokybiškas tai turinys ar nekokybiškas, reikia čia, nereikia. Bendraja prasme tas tinklelis, ten aišku, kino filmai, dažniausiai kino studijos, kažkokie tai variantai yra rodomi, filmai iš kolūkių, apie kolūkių žmonės, darbo žmonės. Jums jau turbūt labai nuobodu klausyti viso šito. Darbo spartuoliai, tada 80-mečio pradžioj prasideda tokie socialistiniai realybės šou pavadinimu Darbo našumas, kur tiesiog yra sprendžiamos kažkokios su darbo efektyvumu susijusios problemos.
Ir kas keišiausia, kad šitas šou šiaip yra žiūrimas. Nu, ten skirtingos brigados, tarkim, ten kokie Šiluvos kolūkiečiai susitinka ten su... Čia kažkokios varžybos. Tai varžybos, jo, ir aš bandžiau vartyti tos scenarijus, azartas kažkoks tai yra, šiaip būtų įdomu. Dar reikės patikrinti, aš buvau pamiršęs, kad reikia pasižiūrėti, gal net yra išlikusios kažkokie ten vienas kitas tos laidos įrašai, bet, tokie dalykai. Aišku, sportas, aišku, yra ir tų meninių filmų, yra tų teatrinių pastatymų, yra televizijos teatras irgi kaip veikiantis dalykas, bet su televizijos teatru būtų įdomu pasižiūrėti, bet įrašų nelabai yra išlikusių, nes tai buvo tiesioginiu būdu daromas dalykas. Ypatingai tą pirmąjį televizijos dešimtmetį tai buvo vienas iš tų programų, kuria buvo bandoma užkišti tą turinį. Aš tai laikausi tos versijos, kad tai buvo daroma visiškai iš skurdo, kada tu įdarbini jaunus aktorius, ką tik baigusius akademiją, turinčius teatralo tą išsilavinimą ir liepia jiems vaidinti kažkokią tam pastatymą, ten Antano Vienuolio ar dar kažko, ir jie ten tiesioginiam eterį tai vaidina. Koks šito buvo žiūrimumas, aš tikrai neįsivaizduoju, jo labiau sunku ir pasižiūrėti, galima tik iš scenarijų rekonstruoti. Bet ten ir kuriozų būdavo visokių, ten bevaidindami pradeda žvengti, juoktis, tada kitos dienos posėdį yra svarstoma, kad čia padaryta didžiulė klaida ir reikia griežtos nuobaudos. Bet ten iki tokių tragikomiškų, kur žmogui prasideda tas toks nesustabdomas juokas ir sugadina visą eterį, o jis eina tiesiogiai ir tada pirmininkas susiėmęs už galvos ir kumščių grūmoja, kad čia sugadinot viską. Tai buvo tokių niuansų. Bet tai netokia ir niurita sovietinė televizija. Ir čia pakalbėsim dar apie tą turinį. Man atrodo, čia yra įdomi ta problematika, kur čia, mums jau istorikam jau tas yra savaime suprantama, kad net sovietinė ta mašina su visa savo nykuma, jeigu įmam televizorių, vis tiek siekimybė buvo, kad žmonės žiūrėtų. Ir kad tai būtų populiaru. Čia lygiai taip pat kaip su rašytojais, kad didžiausius honorarus gaudavo ne tie, kurie parašydavo kuo daugiau eilėraščių apie Leniną, o tie, kurie būdavo labiausiai skaitomi ir kur įkišdavo tos eilėraščius apie Leniną lyg ne va tarp kitko. Bet dar techninis klausimas, tai tie 57 metai, tai aišku, dar televizorius kaip daiktas dar nėra masinis reiškinys, bet ar yra kažkokios statistikos, kiek tuo metu žmonės turėjo televizorių ir kaip šitai keitėsi? Aš kaip prieš tai šitam podcast'ą kalbėjęs kolega irgi atsinešiau šiek tiek statistikos. Tai 57 metų pabaigoj, čia yra oficiali sovietinė statistika, galima ją kvestionuoti, ir kas yra įdomu, kad televizija, kuri tokius, žinynus kažkokias tai rankraščius televizijos darbuotojams, kad jie suprastų, apie ką eina kalba, yra perspausdinę, ir čia jie kvestionuoja tos skaičius, kad per mažai nurodyta oficialioj sovietiniai toj statistikoje. Tai irgi per tokią populiarią kultūrą, per tos populiariuosius televizijos prisiminimus yra nuėjusi versija, kad pirmą transliaciją galėjo Lietuvoje stebėti 32 televizoriai, kad tiek neva tai buvo registruota. Čia tas skaičius ten ne tai, kad varijuoja, bet ir kažkur ten 37, bet maždaug iki 40 televizorių. Bet aš niekur nesuradęs, iš kur tas skaičius yra paimtas. O oficialiai sovietiniai statistikai, tarkim, 57 metais yra jau 1500 televizorių registruota. Lietuvoje, ja. 60 metais 21 000. Ir esu matęs periodiniai spaudoj, kad iš to 21 000 kaimiškose vietovėse yra tik 1000 televizorių. Tai supras, 20 000 tuo metu yra miestuose, tai televizorius toks miesto dalykas, o kaimams kas jau belieka. Tada 65 metai 184 000 ir mes apie 75 metus turim 700 000 jau televizorių. Šiaip augimas yra ganėtinai nemažas. Aišku, tie skaičiai gali būti iš bet kur paimti, bet šiaip toj žmonių atminty
ir čia ne tik Lietuvoje, bet ir kas tyria bendrai Sovietų Sąjungos atvejai, nu jau mato, kad tas 7-8 dešimtmetis jau yra ta riba, kai televizorius tampa visuotinu reiškiniu. Tai, tos skaičius tikrai galima kvestionuoti, bet aš būčiau linkęs tikėti, kad jau 75 metais, televizorius Lietuvoje turi turbūt dauguma. Net ir kolūkiečiai. Turbūt ir kolūkiečiai. Bet tu paminėjai registruotų 57-ais, aš atsimenu, kad kažkas su radiju buvo lygi ir kad turi registruoti, ar ne, kažkurio metu, ten 3 dešimtmetį, kai tik jis atsiranda, tas radio aparatą, kažkokia yra registracija. Bet matai, kad esmė yra kokia, kad tuo metu tai vis tiek tu to televizoriaus, gali pasidaryti kažkokią ten eksperimentinį to televizorių, bet aš nežinau, tai turbūt nebuvo labai populiaru, bet vis tiek, jeigu tu turi televizorių, tu jį perki turbūt per parduotuves, tai jie mato visus tos skaičius, o tai tas registruotų čia, taip reikėtų atsargiai žiūrėti. Bet jo, kas liečia radijus, tai buvo ta registracija. Ir man atrodo, pokario laikotarpio dalis. Nes į ką aš čia bandau lenkti, kad jeigu nebuvo kažkokios registracijos, tai gali būti, kad tie skaičiai vis tiek bus šiek tiek iškreipti. Lietuvos atveju tai dar, bet šiaip Sovietų Sąjungos galėjo trofėjinių televizorių prisivežti iš karo metu. Bet jų nebuvo tiek daug. Nebuvo. Televizorius dar karo metu tikrai buvo tas raritetas. Ta prasme, jeigu mes kalbam apie nacistinę Vokietiją, kur jau ta televizijos medija buvo tuo metu pažengusi, kiek tu tam prisiveši irgi. Tai greičiausiai buvo tas taip, neiškreipsi labai. Kažkokia televizijos kambariai ir panašiai. Juolab televizorius yra toks trapus daiktas, ganėtinai, ypač tuometinis. Tai... O irgi kalbant apie televizorių kaip daiktą, kaip man pirminė asociacija pagalvojus apie sovietinę televiziją yra jau turbūt pakankamai vėlyva su šilelio daiktų, kuris jau turbūt sovietiniais terminais netgi gal pakankamai modernus skaitos. O kaip atrodė, jeigu, čia neparodysim dėja didžgerb žiūrovui, bet kaip atrodė tie pirmieji televizoriai, kaip pirmieji kompiuteriai, kur pusę kambario užimdavo ar biški mandriau? Čia galiu nukrypti šiek tiek papasakoti istoriją, kaip pernai metais dariau pranešimą Lietuvos nacionaliniam muziejui vienam projekte ir ten kita ta projekto dalis yra, kad yra su tavo pranešimu pristatomas kažkoks darbas. Ir ten... Daiktas. Ir to muziejaus fondas yra saugomas tas vienas pirmųjų masinės gamybos televizorių KVN 49. Tai žodžiu, aš jį bandydamas nukelti nuo lentynos šiek tiek nugarą pasitempiau, nes jis buvo tikrai sunkus, o ekranas buvo labai mažas ir toks, tas ekranas, dabartinio, sakykime, sudėjus gal dabartinio smartphone'o 2 ekranus, mažesnis nei planšetė, man atrodo. Sudėjus dabartinio smartphone'o 2 ekranus, gal kažkas panašaus gautųsi į tą įstrižainę. Bet kitas juokingas dalykas yra su to KVN-u, jie gesdavo, ten aišku buvo tų skundų labai daug, bet kitas juokingas dalykas yra su KVN-u, kad buvo galėjai, man atrodo, papildomai nusipirkti, jis nebuvo tai komplektacijai, galėjai nusipirkti tokį didinamą į stiklą, kuris išdidintų tą įstrižainę. Toks atrodo kaip net nežinau su ko palyginti. Tokia lupa, jo. Tai montuodavai prieš ekraną? Jo, ten būdavo toks specialūs kažkokie vyriai, įkiši ir jis išdidina. Bet aišku, tuo metu ir vakaruose ta technologija gal buvo tokia, negal buvo, bet anksčiau gal buvo, nes vakarai jau technologiškai buvo gerokai stipriau pažengę. Kai ten Sovietų Sąjungoje atsiranda tos pirmosios rimtesnės televizijos programos, Amerika jau rodo ten savo sitcomus ir jau aiškiai brėžia, kaip ta ateities televizija ir dabartinė televizija turi atrodyti ir ta žanras nuo 52-3 metų, kada išeina pirmas sitcomas, jis kinta aišku, bet nežymiai ta forma taip ir nusistovi. Tai pirmieji tie televizoriai buvo tokie, aišku, jau Lietuvoje, kad atsiranda, tai jau yra ir kitų tų komplektacijų, tada prasideda ir Lietuvoje pradedam gamintos televizorius, tos pačius šilelius, ten taurai ir visa kita. Tai jau tas 80-mečio televizorius, jis jau yra toks, sakykime, aš dar prisimenu, man atrodo, pas senelius ten stovėdavo tie tokie neblogos įstrižainės televizoriai, tas vaizdas visai normalus buvo, jo, pakenčiamas. Ir šileliuose šiaip tas vaizdas buvo visai toks pakenčiamas, bet pradžia tai buvo visiškai kitokia, sakau, ten... Kada atsiranda ir spalvoti televizoriai ir spalvota televizija? Spalvoti televizoriai atsiranda anksčiau Sovietų Sąjungoje. Dabar aš žinau, kad Lietuvoje spalvotojų televizija irgi ten labai stipriai vėlavo, nes reikėjo visai kitokių techninių galimybių.
norint rodyti, ją reikėjo tam papildomai pasistatyti specialią studiją. Tai Lietuvoje tai yra kažkur 75 metai. Sovietų Maskvos televizijai, man atrodo, tai jau yra, kada yra pastatomas visas Ostankino televizijos kompleksas, kuris, aišku, nebūtų sovietai, jeigu neišpopuliarintų taip kaip didžiausio televizijos komplekso pasaulyje su didžiausiu pasaulyje televizijos bokštu. Tai jau yra moderni studija, Brežnevo laikų tokia, kada jie išsikėlė iš prieš tai. Ta televizija egzistavo Šabalovkai tokioje vietovė ir ten buvo ta pirmoji televizijos studija, tada įsikėlė į Ostankiną ir jau toks, maždaug, o dabar vakarai jūs laikykitės, mes jau parodysim jums. Ir ten, tikrai tas kompleksas, kaip suprantu, yra įspūdingas, tai gal net iki šiol, tai iš ten yra transliuojamas. Aš esu buvęs ten, kai buvau Maskvoje prieš jau 10 turbūt metų, tai tikrai įspūdinga. Nežinau, ar ten jau taip didžiausias pasaulyje, aš nežinau, su kuo lygiai. Tuo metu 68. Turbūt 68 galėjo, nes pati ta studija, tokia, tikrai aukšta, aš dabar bijau sumeluoti, kiek ten tų aukštų galėtų būti, bet tas yra, bokštas, tai bokštas, tai yra ir didesnių, žinai. Ir bolševikai vis tiek niekad neįsisavino, kad dydis dar ne viskas. O tai jeigu... kaip tu pasakoji, kad jau 7 pabaigoje, galbūt 80 jau televizorius tampa masinė preke, masinių daiktų kiekvieno namų ūkio, pavadinkime, covidiniais terminais, pribumbasas. Tai ar buvo iki tol kažkokių kolektyvizmo apraiškų skatinant žiūrėti televizorių? Kaip sakai, Brežnevas sakė, kad kiekvieno tarybinio piliečio teisė yra po darbo pažiūrėti televizorių ir turbūt namuose, bet ar iki tol buvo, pavyzdžiui, ypač kalbant apie kaimą, kur, kaip ir sakai, trūko tų televizorių, ar buvo kažkokių raginimų rinktis ir kolektyviais veizėti tą patį Didžgerb KVN ekraną 2 smartphone'ų dydžio? Buvo, bet aš nežinau, ar tai buvo pavykę bandymai. Pavyzdžiui, irgi atsiminimuose užsifiksuoja, kad tuose raudonose kambarėliuose atsirasdavo jau televizorius. Tai čia, ar čia skatinimas kolektyviai žiūrėti? Turbūt jo, nes dar tarkim, 60 metais, įsivaizduokite, esi koks studentas, atvažiuoja į Vilnių, yra tas raudonasis kambarėlis. Tai aiškiai turbūt, kad eisi tą televizorių žiūrėti kolektyviai, nes, tarkim, kine nieko nerodo, traukia tas naujumas. Kinas kainuoja jo ir žiūri ten kažkokią tai programą. Tas kolektyvizmas, man atrodo, labiau buvo toks prasimušęs kolūkiuose. Ir man irgi yra tekę rasti ten laikraštyje tokį juokingą straipsnį, neprisimenu koks laikraštis, bet 60 metais vyksta veiksmas, atvažiuoja televizija filmuoti, kaip dirba kolūkiečiai kažkokią berods Kėdainių rajono kolūkę. Čia gal Antanas žinos, koks tai kolūkis, bet žodžiu, atvažiuoja, nufilmuoja ten ir tie kolūkiečiai klausia, tai kada čia rodys per tą televizorių tą reportažą, nes iš lauko viskas daroma. Pasakė, kada rodys, ir tada tas žurnalistas, kuris rašo tą straipsnį, taip džiugiai rašo, ir štai atėjo ta diena, kada ten kažkokia ten, pavadinkim, kolūkio žmonės laukia savo pasirodymą per televiziją. Ir ką jie daro? Jie važiuoja 15 km į kitą kolūkį, žiūrėti tos laidos apie save, nes kolūkė tam kaime kolūkėje dar nėra nei vieno televizoriaus. Tai čia kolektyvinė, prieš kad čia sujungia kaimus tam tikrus. Ir tada kolūkio pirmininkas nusprendžia, kad dabar jau mes pirksim televizorių. Tai aš kaip suprantu, kad pirks tą vieną ar ten kelis televizorius, kurie bus kažkokie bendroje erdvėje. Tai aš įtariu, kad tais 70-metis, tuo metu ten, kai tų televizorių dar nebuvo, ypač jų nebuvo kaimiškose vietovėse, ne miestuose, tai tas kolektyvinis žiūrėjimas veikiausiai buvo. O miestuose tai vis tiek jis pradeda rodytis ten sovietiniai spaudoje tam tikros karikatūros, kurios šaržuoja, kad žmonės įsižada kolektyvinės veiklos ir leidžia savo vakarus vieni įkritę ant kažkokio tai fotelio ir žiūrintis televizorių. Tos kritikos, Krokodilo žurnale, pavyzdžiui, buvo ganėtinai nemažai tų karikatūrų, kad jei kažką ten, kad žmona sako, jei kažką ten kolektyviai veiko, jis ten žiūri kažkokią tai sportą. O pavyzdžiui, ryškiausiai, tai aišku, yra įsiminę žmonėms tie populiarūs televizijos produkcijos atvejai, kurie labai stipriai traukia
Ir ta frazė, kad kai rodydavo ten tą, tarkim, Petraičių šeimoje serialą, kuris ten 65 metais pradeda eiti kaip tokie trumpi siužetai iš pradžių, po to įsivysto į atskirą serialą, kad kai va tą rodydavo, tai gatvės būdavo tuščios. Ir aš esu matęs irgi atsiminimuose, kad mes televizoriaus neva tai neturėjome, eidavom pas kaimynų žiūrėti. Kita banga tokio masinio žiūrėjimo buvo, kada sovietai nusiperka britišką serialą Forsaitų saga. Tai tada ten pas Baltušį dienoraštį ten gali rasti tiek liaupsių šitam visam dalykui ir irgi matai, kad yra tokio masinio susidomėjimo reiškinys visiškai. Bet čia jau yra 71 metai, po to Lietuvos televizija išleidžia Tadą Blindą, irgi kur stipriai yra žiūrimas. Ar ten Kapitonas Tenkešas koks ir panašiai. Ir čia yra šiek tiek paradoksas, nes Forsaitų saga nėra sovietinė produkcija ir netraukia tos, sakykime, taip ideologinio krūvio laidos, tos politinės valandėlės, taip kaip kažkoks šiek tiek laisvesnis, šiek tiek taip su šypsena pažiūrimas televizinis produktas, kaip buvo ta pati Petraičių šeimoje. Čia gal man reikėtų, kas ta Petraičių šeimoje buvo, ar... Sitkomas lietuviškas. Jisai galima sakyti, kad ten buvo sitkomas, bet tai buvo irgi vaidybinės situacijos, kurios televizijai buvo rodomas tiesiogiai. Yra tas visas to sitkomo situacijų, komedijos veiksmas yra atpažįstamas visiems, nes kalbam apie paprastų žmonių problemas. Viskas vyksta daugiabutyje, tokia komiška forma. Ir to tik tais užteko, kad atsirastų toks masinis susidomėjimas visų šito reiškiniu. Ir aš laikausi nuomonės, kad kažkas nusižiūrėjo tą formą iš amerikietiškų serialų. Nes labai panašu yra, kas vyksta Amerikoje 53-54 metais, kada tos televizijos pradeda kurti tos situacijų komedijas. Ir aš matau tą patį žanrą Petraičių šeimoje. Lenkijoje, pavyzdžiui, tai Radijoje, ar tai Čekoslovakijoje, tai jau irgi atsikartoja, bet eina tas kelias iš Amerikos per rytų bloką, Čekoslovakiją, Vengriją, Lenkiją, ateina iki Lietuvos ir yra adaptuojamas žanras. Tai va toks masinio susidomėjimo objektai yra tie, kurie yra kažkiek kitoniškesni. Tik aišku, irgi deficito sąlygos ir televizija veikia, nes atrodo, tu turi sėkmingą produktą, tiražuok jį, daryk daug tų serijų, bet jie viską normuoja iki ten kartą per mėnesį maždaug. O pavyzdžiui, kai yra sukuriamas Tadas Blinda, tai yra 4 dalių televizijos filmas, turbūt pats sėkmingiausias sovietinės Lietuvos televizijos filmas, tai jie iš karto pradeda, man atrodo, ten antradienį ir tas 4 serijas per savaitę kas vakarą ir išleidžia. Aišku, taip atrodo keistai, tai laikyk tą intrigą toks... Neturėjo dar to rinkodarinio kaip dabar. Aišku, ir dabar įvairiai ten Apple TV išleidžia kas savaitę serialą, bent jau tos, kuriuos aš žiūrėjau, o Netflixas viskas sudeda, tai irgi čia taip, ne. Koks santykis, grinai, santykis pramogos ir propagandos, kaip mes, čia taip gal labai generalizuotai apibūdinam kažkokių aktualių laidų ir tokių neįdomių laidų? Ar kas laimi? Brežnevo laikais, aš suprantu, jau pramogos daugiau, ar ne? Aš nežinau, ar jos tiek jau daugiau buvo, bet tas turinys ideologinis, tos nuobodžiosios laidos, jos lieka televizijos ekrane iki pat ten jau perestroikos pabaigos iš esmės. Lietuvoje 89 metais dar gali matyti ant tų tokių keistų laidų, bet tada, kadangi 89 metai politinės jau kažkokios varžytuvės tarp komunistų ir sąjūdžio, tai šiek tiek keičiasi, bet tuos tokius santykius suvesti yra labai sudėtinga, nes, pavyzdžiui, ką mes laikom pramoginiu turiniu, ką mes laikom to tokio ideologiniu turiniu. Nes net tam pramoginime turinyje yra kažkokios tai žinutės, kažkoks tai naratyvas, kažkokia tai idėja. Pavyzdžiui, čia su manim ginčysis daug kas, bet aš Tadą Blindą irgi laikau tam tikrą prasme tokių ideologinių produktų, nes ten yra ta aiški socialinė žinutė, kas kad Blinda nekalba ten Lenino citatom, bet gali matyti ten, ar tie patys spektakliai gal buvo labiausiai ideologizuoti, ypatingai ten kažkokių užsienio autorių kūriniai, kurie yra pastatomi, gal ten yra mažiausiai viso šito, bet šiaip visa ta televizija vis tiek išliko, turėjo tą tokį propagandinį naratyvą ir labai sunku rasti tą tokį. Nes, pavyzdžiui, ta pati mano anksčiau minėta Petraičių šeimoje,
irgi per juoką yra bandoma kažkokia tai įtaka daryti, kad ne sistema bloga, o blogi žmonės, kurie tą sistemą naudojasi. Tai, nežinau, sakau, sudėtinga tas procentus rasti. Taip, čia ir Gaidaro, pavyzdžiui, tos pačios, ten, reiškia, Šuriko nuotykiai, tai vadiname operacija. Tai irgi, vieni ten stebisi, kaip čia galėjo tokią sukurti, juk čia kažkokia antisisteminė, antisovietinė netgi propaganda, bet tai rodo, tai pažiūrėkit, kas teigiamas, kas neigiamas herojus yra. Tai tas studentas yra tas teigiamas, ta ateitis šviesioji ir jisai teisingai elgėsi ir auklėjo ten kažkoks alkoholikas, tuniatsas, tinginys. Taip, ir jo alkoholizmas tai ne iš sistemos kylantis, o iš jo paties kažkokiu būdo savybių. Taip, sistemai bando pakeisti netgi. Bet yra ta dinamika eterio ir turinio tam tikra. 79 metais televizija daro tokią plačią sociologinę apklausą ir klausia žmonių iš skirtingų grupių. Čia, man atrodo, net pirmas kartas buvo, nors šiaip bendrai sovietiniai televizijai ta sociologija buvo gan priimtinas dalykas nustatyti tą žmonių nuotaikas ir kas yra žiūrima, kas nežiūrima. Ir taip yra plačiai padaromas sociologinis tyrimas, kuris yra publikuojamas televizijoje vidiniam naudojimui. Ir ten labai įdomiai matosi ta visa dinamika, kad spėkit, kokia buvo populiariausia sovietinės televizijos laida tuo laikotarpiu. Taip, pagal žiūrimų. Iki dabar rodoma šiaip. Panorama? Ne. Keliai mašinos žmonės. Bet kas yra jie, tai irgi yra tokia auklėjamoji priemonė, bet ji parodo tokius realybės atspindžius, kaip pavyzdžiui girtus vairuotojus, kažkokius tai darbą praleidusius darbuotojus, kurios... Socialinė dokumentika. Jo, ir ten yra toksai visiškai farų turinys šiaip jau. Ir, pavyzdžiui, antroje vietoje yra estradiniai koncertai, viskas kaip ir aišku, trečioje vietoje yra laida Žmogus visuomenė įstatymus. Skamba nuobodžiai. Bet veikia irgi to pačiu principu, bet ten dar yra jokingiau, kaip šiandien mačiau reportažą, kur į blaivyklą pristatomas pilietis. Vardas, pavardė, redakcijai žinomi. Taip, su vardu pavardę viskas ten rodoma, žodžiu. Ir ta televizijos grupė, jie apklausė ten toj blaivyklai, kas čia kaip, ar tu darbą turiu. Ir tada nuvažiuoja pas jo darbdavį, kuris ten dirba duonos kombinate, turi dirbti vairuotojai, išvežioti tą duoną ir klausė. Ir tada išlipa ten visiškai toks farų siužetas. Yra, tie realybės atspindžiai atrodo, sakykime, juokingai, komiškai ir jie yra žiūrimi, nes, bet ar čia nėra sistemos kritika, tai yra tiesiog parodymas, kad tų tokių elementų vis dar yra visuomenį. Tas legendinis video, kur vaikšti, dabar jau gal primirštas, bet prieš 10 metų vaikščio labai po lietuviškus YouTube'us, kur aš ten nieko negėriau, kažką ten su draugais biški kažką išgėriau, tai čia gal iš šitos... Čia taip, keliai mašinos žmonės. Ir tokių yra labai daug šiaip tų reportažų, kur tiesiog yra parodomas tas koks pranas iš kažkokio tai gamyklos, kuris ten krūmuose vartosi ir panašiai. Bet po viso to eina ta žinutė, kad čia ne priešas socializmo, bet nedoras pilietis ir panašiai. Tai čia yra ta televizijos tinklelio viršūnė, tos žiūrimos laidos, kurios šiek tiek rodo kažkokius tai realybės atspindžius ir tada nusikeliam ten į 30-tuko berods apačią, kur yra tokie pavadinimai kaip socialistinio gyvenimo būdo dienoraštis, socialistinis lenktyniavimas, laida Akiratis, kuri ten pasakoja tenistinę propagandą, civilinė gynyba ir visi kitokie, kurie ten tos fantazijos turbūt buvo mažiau ir tiesiog buvo tokios politinės valandėlės, kurios, galėtų jų nebūti, visi supranta, kad nieks jų nežiūri, reitingas ten yra ypatingai ekonominių laidų, ten po kelis procentus ten prisipažindavo, kad žiūri tas laidas, bet vis tiek reikia eterį išlaikyti, nes mes esam pavaldus, sakykime, taip Maskvai ir čia kils kažkoks tai skandalėlis, jei tų laidų neliks, nors man atrodo visa televizija, ypatingai dabar, aišku, nežinau kaip tuo metu, bet tas laidas žiūrėdavo kaip į tokį, kad užkišti. Bet čia yragi ir dabar panašių dalykų, ne tiek, aišku, tik noriu, kad suvoktų tą tokį būtinumą kartais, rinkiminiai debatai, tai kai nacionaliniai debatai prezidento ar Seimo rinkimų, ten, kai ateina sąrašininkai, reiškia didžiosios partijos, tai okei.
betgi rodo tai ir tas visus ten regioninius. Bet ten ir įdomiausia šiaip. Ne, ten įdomiausia, bet aš abejoju, kad žmonės žiūri, jie po to susiranda tos, kas jiems atžiūri ir iškarpo ir parodo tos įdomiausius bitsus. Tu dabar priminėjai, kad buvo tokia laida Vyriausybės studija, kur buvo kviečiami, sakykime, taip, kokie ten ministrai, kažkokie tai atsakingi asmenys. Vadinamasis, kas geresnio premjerą prieš kas geresnio premjerą. Jo, bet tenais problema buvo ta, kad jie visi ateidavo pasiruošę atsakymus, taip susirašytų žodin ir tiesiog sėdėdavo ir skaitydavo tos atsakymus. Nu, kur klausė ten, kodėl ten trūksta pieno ir jie ten varo ten tą savo pasiraštą litanį. Nu, kas visiškai neįdomu, tai tos diskusijos neįsivysto. Bet sako, kad galėdavo toj laidoj ne va, tai aštriau paklausti kažko, bet nu jeigu jie ateina ten jau iš karto pasiruošę visą tą lapą atsakymų, nu tai ką tu tam paklausi, greičiausiai ir klausimus būsi suderinęs, tai tokios diskusijos tai. O aš norėčiau paklausti apie vieną tą pramogos, kaip čia žanrą, kurį kelis kartus minėjai, sporto transliacijos. Ką rodydavo iš sporto? Kokio lygio turi būti jau varžybos, kad jas rodytų lietuviškas telikas? Nu tai jau ten iš vėlyvojo sovietmečio mes ten žinom. Ten Žalgiris CSKA, tai jau ten galėjai sėdėti ir ten ar Vilniaus Žalgirio jau ten tie sėkmingiausi sezonai. Bet jau ten kokios vietinės varžytuvės tarp ten, nežinau, Šiaulių ir Klaipėdos kokių komandų, tai jau ar išeidavo į eterį tokie dalykai? Ne, veikiausiai ne. Vis tiek reikia suprasti, kad važiuoti į Šiaulius ar Klaipėdą filmuoti vienų tų rungtynių, kurios ten daliai žmonių yra neįdomios, nu, šiaip tis pati ta Sovietų sąjunga užgoždavo šiek tiek per tos didžiuosius turnyrus, per tą pirmąjį kanalą buvo galima pamatyti tas tarptautinės varžybas, kur kovoja Sovietų sąjunga ar nebūtinai Sovietų sąjunga, bet šiaip tai tas Žalgirių fenomenas, nu čia yra sovietmečio transliacijų dalykas ir kaip tu minėjai vėlyvuoju sovietmečiu, kada atsiranda pergalės, kada tas Kauno Žalgiris yra tikrai stiprus, nu ten jau iki maksimumo yra išnaudojamas visas šitas, yra kuriami filmai apie ten Žalgirio vyrus tiek futbole, tiek krepšinėje, kuriama ta visa sportininkų mitologija. Bet pavyzdžiui, pats pirmasis sovietinės televizijos filmas apie kažkokį sportininką, tai buvo 62 apie Algirdą Šociką. Jo. Tai irgi buvo norima šiek tiek tą, vis tiek tas, kad čia savas žmogus ir panašiai, tai tuos ryškesnius sportininkus jie stengdavosi tikrai rodyti. Tas pačios olimpinės žaidynės irgi, bet jau per Maskvą viskas įdavo. Šiaip kas yra įdomus dalykas, kad Maskvos olimpinių žaidynių metu labai stipriai dirbo toks Henrikas Juškevičius, kuris buvo sakykime, televizijos technikas, inžinierius ir tikrai pakankamai gabus žmogus. Ir jis buvo ilgą laiką dešiniąja ranka Sergejaus Lapino, kuris buvo visasąjunginės radijo ir televizijos komiteto pirmininko pavaduotojų. Tai sakoma, kad Maskvos olimpinės žaidynės, tai ta transliacija nemaža dalim buvo Henriko Juškevičiaus nuopelnas, kuris dar prieš tai, berods 66 metais, kai vyko Meksikoje olimpinės žaidynės. Ar ne? Nepamenu. 68. Jo, 68 Mexikas. Jo, tai jisai važiavo stažuotis, jau žinodamas, kad reikės ten ruoštis Maskvos olimpiniam žaidynėm. Bet tas sporto transliacijų, laidų, sporto reikšmė apskritai ypatingai vėlyvoje sovietmečiu, tai tikrai yra didelė. Ir man atrodo, Sabonis iki šiol nekenčia to viso dalykų, nekenčia žurnalistų dėl to, kad sovietmečiu tas visas Sabonio vaizdinys tam buvo išpučiamas iki begalybės. Tik sovietmečiu vis tiek atėjo ir į po nepriklausomybinį periodą, natūraliai. Taip lengvai niekas nepasikeitė. Ir čia galim paminėti dar tą istoriją, kuri visokius sporto protmušius vaikštantiems gerai žinoma, kaip kai Žalgiris ką ten laimėjo Daviso taurę, Johnsono, kur Argentinoje. Kad tipo į Lietuvą, įskrido ten į Pietų Ameriką, Argentinai berods vyko. Įskrido žaisti krepšinio rungtynių ir Lietuvos televizija gavo tų rungtynių įrašą, kuris buvo spalvotas. Įsijungia tą įrašą, negalim rodyti. Tada išleidžia visą tą versiją nespalvotai, nes išeiviai iš Lietuvos mojuoja trispalvėmis. Bet čia, man atrodo, yra 86-87 metai.
Bet jeigu būtų išleidę 88 rudenį, tai jau turbūt problemos nebebūtų buvę. Nu taip, 88 rudenį teisino jau oficialiai. Tai. Ar yra matyti iš tų dokumentų, kuriuos tu tyrinėjai, čiupinėjai ir matai, ar buvo tokių atvejų, kai, pavadinkim, visa tauta buvo prikaustyta prie televizorių ekranų? Kaip pavyzdžiui, 2004, kai visi iki šiol atsimena, ką darė, kai Šaras Das Amerika 94-90 Atėnų olimpinėse žaidynėse. Ar būdavo tokie atvejai? Pavyzdžiui, Brežnevo laidotuvės ar Černenkos, Andropovo laidotuvės, tai vis tik turėjo sulaukti televizijos dėmesio, bet ar kas nors tokius daiktus žiūrėdavo ir jeigu ne, tai kas tada sulaukdavo daugiausiai dėmesio? Sporto kokie renginiai? Tu nenuvertink, tai Brežnevas su Černenka. Gensiekų laidotuvės, tai čia labai įdomu. Aš ir dabar mėgstu pasižiūrėti. Tai įdomu šiaip reiškinys ir įsivaizduok, tu turi, gerai, Lietuvoje yra 2 kanalai, abu rodo tą patį, tai tu vis tiek automatiškai žiūri, vis tiek įdomu, kas taps kitų pirminį. Čia kaip Eurovizija žiūrėtos balsų skaičiavimus. Ten žiūri, kaip visi tie eina CK sekretoriai, kokies eiliškumas. Aš jau podcast'o antraštę turiu Tomas Vaitelė, Brežnevo laidotuvės, tolygu Eurovizijos balsų skaičiavimui. Tai aš įtariu, kad tos laidotuvės šiai buvo žiūrimas. Ir irgi yra ir Sniečkos laidotuvės buvo filmuotas ir bet to masinio tokio žiūrėjimo, tai įtariu jo sportas, anksčiau minėti visi Petraičiai, Kapitonas Tenkešas pradinių laikotarpio, nes tai yra vengrų toks nuotykinis filmas, kur po to pasižiūrėjęs Jonas Januitis sakė, kad mums reikia sukurti tokį Tenkešą. Jonas Januitis tai to valstybinio radijo ir televizijos komiteto pirmininkas Lietuvoje, kuris ten buvo. Ilgametis, ten jau labai ilgametis. Tai kas dar, ta pati Forsaitų saga, tikrai gali matyti, kad tai yra didelis įvykis. Pirmą kartą per televiziją, per centrinę beje televiziją Lietuvoje, man atrodo, nebuvo rodoma. Yra rodomas vakarietiškas televizijos serialas. Sportas jau minėtas. Yra versija, bet aš nežinau irgi iš kur jinai yra kilus, labai sunku surasti, kad neva tai sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas 88 metų, ten spalio mėnesį, kad neva tai buvo žiūrimumas buvo 98%. 98% nuo ko? Nuo Lietuvos gyventojų, nuo turinčių televizorius ir skamba šiek tiek nelogiškai, nes tai realiai visi televizoriai beveik turėjo. Tai ten vyko, gal savaitgalį vyko, bet vis tiek vyko ilgai, tai čia... Taip. Bet jis buvo transliuojamas tiesiogiai, čia televizija šiek tiek pereina jau tą prasąjūdietišką pusę, bet tai buvo toks irgi pirmas ryškus įvykis, kada jau kažkas kito ateina į tą teleką. Tai šiaip... Man atrodo, neatsimenu, ar jis tikrai savaitgalį vyko, man atrodo, kad... Nežinau, aš tik... Atsimenu, berods skaičiau ten tas sveikinimo telegramas, kurios atsiunčia jau ten ne iš anksto, bet jau eigoje, kurios ateina ir atsimenu, kad buvo keletas tikrai iš mokyklų, kur ten mokiniai rašo, kad mokytoja mums leidžia ne pamoką ten, o mes galime stebėti, klausytis ir sveikiname, labai džiaugiamės. Bet vis tiek, jeigu darbo diena vyksta, taigi... Bet jis darbas... O mokykla dar nebuvo šeštadienis, tuo metu reikėdavo eiti. Arba aš gal kažką sapaliuoju, kas irgi visada yra didelė tikimybė. Aš manau, kad ateityje bus galima dar vieną laidą padaryti jau apie televiziją Sąjūdžio vien tik tais metais ir po nepriklausomybės. Ten yra labai stipriai įdomu šiaip, nes visa dinamika, tas pokytis yra toks greitas ir toks netikėtas, kad... Tai jo, būtinai padarysim dar ir pratęsimą Sąjūdžio laikų telekas ir gal net ir 90-ųjų, net ir atskirai toks. Kas per viziją. Net ir kas per viziją, šiaip tai iš tikrųjų. Man atrodo, Karolis Kupinis, nežinau, ar jis vis dar daro kažkokį filmą apie tai, ar tik tai čia ta radio dokumentika jo buvo kaip ir projektas, kurią beje labai rekomenduoja, labai įdomi radio dokumentika. Svetimi garsai eterė, man atrodo, tai vadinasi. Ką, gerai, bičiuliai, ačiū Jums, kad klausėt, ačiū Tomui už pokalbį ir iki susiklausimų. Iki.